Labas visiems, čia vėl Evaldas ir Vilius iš Eva Games ir dar vieną turim korpusą, šį kartą tikrai šiek tiek keistą. Ir kadangi šį korpusą pirkau savo, tai turbūt nenustabu, kad jisai keistas, nes aš nepirkčiau normalaus korpuso, kurį naudotų normalus gameris. Tai turi būti kažkas keisto, kitokio ir kad žmonės užsukę pas mus į ofisą darbo reikalai sakytų, oho, kas čia per daiktas. Tai va būtent ir yra, kas čia per daiktas. Tai yra Aorus C400. Korpusai pas juos labai įdomi, C500, C200, C400 ir jie taip tyliai atvažiuoja į rinką ir pasirodo kataloguose, kad tu vos ne nuėjęs apsipirkti tik tada sužinai, kad naujas korpusas atsirado. Nei naujienlaiškių, nei Facebook'ų kažkokių tai promotionų ar ten pranešimų ar dar kažką. Taip tyliai ramiai atvažiavo korpusas, žiūrėkit, mes čia turim kažką, tai pats įsiaiškink kaip. Kodėl šitas korpusas? Aš visą gyvenimą mėgau, kaip čia pavadinčiau, kompaktiškus korpusus. Ir vat, paskutinis mano mėgstamiausias tai buvo Fractal Design Compact linija. Ir ką reiškia kompakt, aš mėgstu, kai korpusas nebūna labai ilgas. Aišku, žinoma, tokiu atveju tu paaukoji šiek tiek ilgio savo vaizdo plokštei. Tai, sakykime, Fractal Design Compact korpusų linija su priekyje įmontuotu vandens aušinimu jums suteikia apie 30 iki 32 cm vaizdo plokštei. Ir turint omeny, kokios dabar vaizdo plokštės pasidarė reiklios, kartais gauti iki 32 cm, o pageidautina 31, nes įstatyti ją bus sunku, jeigu jinai bus pilno ilgio, darosi kuo toliau, tuo sunkiau. Ir, sakykime, 30, 40, 60, galbūt 50, 70 jau be šansų rasti tokį ilgio vaizdo plokštę. Ir atėjo momentas, kad galvoju, na, irgi nori kažko neįprasto, kažko kompakt stiliaus, bet kad tas neįprastumas turėtų truputėlį daugiau, na bent iki 36 cm. Ir vat, kaip prašo instrukcijai 36, pamatuosim, žinoma, surinkinėdami. Kodėl Aoras? Na, nes paskutinis mūsų Aoro surinkimas, tas baltas švarus korpusas, visas gigabyte kompiuteris pasirodė labai malonus, korpuso kokybė buvo stebinančiai gera. Ir kai šis korpusas atvažiavo, su Vilium išpakavome, pačiupinėjome, apžiūrėjome ir paliko gerą įspūdį, nes Vilius sako, kad primena labiau Corsair surinkimo kokybę, man šiek tiek primena Fractal Design, bet kalba eina apie tai, kad tokie dalykai kaip stiklo storis, metalo storis, nuimamų elementų, sakykime, storis ir tvirtinimo būdas, gal netgi pavadinčiau. Ir pasakyčiau, stiklas man primena labiau Fractal Design. Šita dalis, na, Vilius aiškino, kad tai yra labai panašu į Corsairą. Metalas yra, aš jau pameluoju, čia gal koks 1,5 mm būtų, bet metalas tikrai atrodo tvirtas, barškėjimo neturėtume turėti. Tai yra ATX korpusas, ne Extended ATX korpusas, nes, kodėl ne Extended, nes čia yra būtent baigėsi jūsų korpuso tvirtinimo linija ir toliau jum lieka apie pirštas, tai apie 1,2 cm ir toliau prasideda toks tarsi pakilimas, kuris neleistų jums ilgos sisteminės plokštės įkišti. Tai nebus Extended, tai bus ATX korpusas. Dabar šio korpuso įdomi labai detalė yra, čia kaip nesugadinti mūsų operatoriaus kameros vaizdą. Įprastai jau šiandien naujiena, kad įsiema filtrai, šitas yra labai panašus į Fractal Design, nes tvirtinasi su elementais. Tada yra grotelės, kuriuose yra RGB kontaktai, todėl bus įdomu pažiūrėti, kaip šis korpuso priekis švies, kažkur pavadinimas, aš taip įtarčiau. Irgi solidus, truputėlį plonesnis negu viršuje, bet taip pat solidus gryno metalą. Ir nuėmu šį filtrą, kuris yra pusiau magnetinis, čia yra labai įdomi vieta. Dabar pasakysiu, kas čia yra.
Aš keletą žmonių, kuriem rodžiau šitą korpuso nuotrauką ir klausiau, sakiau, žiūrėkit, ką susiradau. Pirmas klausimas būdavo, o tai kur maitinimo blokas dėtasi? Nes kaip matote, instrukcija niekam nereikalinga, kaip matote, korpuso apačioje yra aušintuvai. Viskas apačioje perforuota, oras šaltas iš apačios, jeigu žinoma nestatote ant kilimo, arba neturite namie katino. Šaltas oras keliauja į viršų. Tada visiems natūraliai kyla klausimas, o tai kur maitinimo blokas statosi? Ir va čia yra visa šio korpuso neįprastumas ir kodėl jisai pas mane atsirado, nes vis maitinimo blokas keliaus čia. Oras eina per priekį, šaltas, čia dar lieka nemažai vietos ir jisai per viršų čia kamputyje iškeliauja. Prašau. Aš sakyčiau, labai efektyvus galbūt netgi panaudojimas, turint omeny, kad šalia šio maitinimo bloko turite lovelę keliauti savo kabeliams, kur viskas už korpuso labai sėkmingai įsidėsta. Aišku, dar pažiūrėsim surinkime. Priekyje turite galimybę prisitvirtinti kietąjį diską 3,5 colio. Gale turite galimybę dar vieną diską pritvirtinti. Gale yra 2,5 colio 2 diskai. Tai jau 4. Ir kaip teigia instrukcija, jeigu jums nereikia labai gero vaizdo plokštės aušinimo, jūs turite galimybę 3 diskus apačioje pritvirtinti. Tai aš niekam tiek diskų nereikia, bet galimybė skamba būti įspūdingai. Dar labiau būtų nustebinęs, turbūt jeigu būčiau radęs kažkur tai CD įrenginio vietą, bet to nėra, tai tiek jau to. Viršuje taip pat filtrai, jie yra plaunami, magnetukai tokie švelnučiai, lyginant, sakykime, su kitų gamintojų, bet taip pat yra ir fiksatoriai, todėl taip įdomi, jūs tarsi įstatote, kad nenuslystumėt ir tada magnetas pritvirtina. Kaip ir daugelyje korpusų yra galimybė lengviau ir paprasčiau pritvirtinti savo vandens aušinimą, kur pagal planą toks bus viršuje. Gale, jeigu matysis, šitas daiktas mane labai nustebino. Maitinimo blokas yra priekyje. Čia jūs turite ilgą laidą ir gale jūs turite įjungimo išjungimo mygtuką. Įprastai, jeigu turite ilginamąjį laidą, kur, sakykime, maitinimo blokas kažkur paslėptas, reikia išvedžioti, tai Fractal Design ITX korpusuose, keliose video Fractal ten. Principė Fractal Design mėgsta šitą prieėjimą. Cooler Master nelabai. Ir kadangi šitas laidas čia prailgintojas atvestas, įprastai jūs įstatot maitinimo bloką ir jeigu norite, tarkim, vaizdo plokštį išimti ar ramą pakeisti, jūs išjungiate srovę ir darote savo reikalus. Jeigu jūsų maitinimo blokas paslėptas, jūs to padaryti negalite, nes jisai būna viduje. Ir čia atsiranda šitas daiktas, aš neįsivaizduoju, kaip jisai padarytas. Čia bus tikriausiai kažkoks mechaninis jungiklis atjungiantis fazę ir tiek. Gana paprastas žaisliukas, bet kiek jisai palengvina informatiko, kuris dažnai lenda prie savo komponentų, palengvina gyvenimą. Tai, sakyčiau, čia toks irgi įdomus dalykėlis, ko man visada trūkdavo. Gale vietos šiek tiek mažiau negu prieš tai buvusiame Gigabyte korpuse, tam akvariume, kurį mes surinkinėjame. Čia vietos yra šiek tiek mažiau, bet gaunate savo standartinį 5 aušintuvų ir 5 RGB. 5 voltų RGB, kaip ir hubą. Hubo aš jo nepavadinčiau, nes protingas hubas, ir hubą aš vadinčiau tada, kai jūs turite kažkokią dėžutę, kurioje per programinį įrangą galite kažką keisti. Čia aš pavadinčiau gal kaip šakotuvą labiau. Jums tiesiog reikia susirasti savo SATA jungtį, RGB jungtį. SATA jungtis kaip ir neprivaloma, bet ne visus gali, sakykime, šviesos elementus. Reikalingas jums papildomai 5 voltai, kitaip nesugebėsite net 5 užmaitinti. Ir jisai tiesiog duplikuoja, praplečia jūsų nustatymus. Jeigu nustatysite, kad šviestų žalia, jie visi švies žalia. Jeigu nustatysite, kad šviestų raudonas arba mirksintis, jie visi atliks tą pačią funkciją. Nėra galimybės jo valdyti. Tai čia toks, sakyčiau, vieta, kur gal Gigabyte dar yra šiek tiek atsilikę, bet ir
Ir iš kitos pusės jūs turite suderinamumą su beveik visom sisteminiam plokštėm, kurios palaiko 3 kontaktų RGB. Maitinimo blokas bus 1000 vatų, kažkur pavadinimą tik mačiau. AE 1000 PM PG5, tai PG5 reiškia, kad bus tas įžymusis Nvidios PCI Express 5 kabelis, tikiuosi nedegantis. Čia yra Aorus versija. Aorus nuo paprasto Gigabyte įprastai skiriasi tik tai, iš išvaizdos skiriasi tik tai, kaip čia, logotipais. Viduje, kaip skaičiau, Aorus naudoja šiek tiek brangesnius komponentus negu standartiniai Gigabyte ir tai gerokai jaučiasi, nes jis yra sunkus. Tai keliausim prie Aorus, o aušinimui, kad būtų skaniau, panaudosim Aorus WaterForce X2 360. Tai WaterForce įprastai jie problemą padarė, kad jie viską vadina Aorus WaterForce. Ir praeitam video, kai surinkinėjom baltą kompiuterį, buvo irgi Aorus WaterForce, bet aš minėjau, kad logotipo ant vandens aušinimo keisti negalima, nes tai buvo WaterForce. Čia yra WaterForce X2. Ir jeigu būtų X ir dvejetas, tai sakyčiau WaterForce 12, bet ne, čia yra X tarpas 2. Ir tada atsiranda galimybė keisti jūsų vandens aušinimo logotipus, nustatymus, galų galia temperatūras jis gali rodyti ant LCD ekrano. Tai toks labai painus, bet pažiūrėsim, kaip pavyks jį sukonfigūruoti, nes žinot, čia yra Gigabyte. O dabar turbūt pafotografuokim iš arčiau ir surinkim. Ir rinkimas baigtas, kai matot šitas grožis su tam tikrom problemom. Stovi šalia manęs ir žiūriu į ekraną, vėl matau, kad grožis labai gražiai gavosi. Ir dabar gal pradėkim nuo problemų, po to išgirsiu pabaigą, kas patiko. Tai pirma problema yra tiem, kas nežinojate, aš ir pats vakar nelabai buvau susipažinęs. Tai kas yra RGB, ARGB, to vadinamo dinaminio RGB, Gen 2, versija 2. Antra karta, vadinkit kaip norit, tai egzistuoja toks dalykas. Ir niekur nebuvo parašyta, nei korpuso specifikacijoje, netgi instrukcijoje, netgi atsisinčiau PDF instrukciją tiesiai iš gigabito, kuri buvo šiek tiek detalesnė. Niekur neparašyta, kad šie 3 aušintuvai yra antros kartos. Dabar ką reiškia antra karta? Yra RGB, tas headeris angliškai, net nežinau kaip lietuviškai vadinti, kuris turi 4 kontaktus 12 voltų. Yra ARGB, kuri turi 3 kontaktus ir 5 voltus. Ir yra toks pats 3 kontaktų 5 voltų antros kartos, kuris kažką turi kitaip padaręs su elektros, kaip suprantu, padavimu. Ir jis sudaro galimybę valdyti kiekvieną ledą esantį jūsų grandinėje atskirai. Tai kaip ir šaunu. Nauja karta turėtų būti idealu, bet jeigu jūs papuolate į tokią situaciją, kaip mano atveju buvo, turite seną sisteminę plokštę, kurią norite įstatyti naują korpusą ir pas jūs RGB yra pirmos kartos, tas pirmasis, o aušintuvai yra antros kartos, viskas, situacija, atsidūrė tokia situacija, kad nebeveikia. Ir mano atveju tai buvo, kad tiesiog visi aušintuvai švietė oranžinę spalvą, tai aš įtariu, kad jie nesuprato, kokį signalą jiems siunčia sisteminė plokštė, tai jie tiesiog turbūt panaudojo 5 voltus ir nustatė tą įprastą spalvą, kuri yra Aorus oranžinė. Tai buvo oranžinė spalva ir kiti esu skaitęs, kad su kitais gamintojais, tokiais kaip MCI arba Asus, arba Cooler Master, tarp Gen 1 ir Gen 2 aušintuvų kartos atsiranda tokios problemos, kaip kad ne visi ledai šviečia, ne visi efektai persiduoda, grandinėje pritrūksta energijos ir šviečia tik, tarkim, 2 aušintuvai iš 4. Tai o Aorus atveju buvo, kad jie visi buvo oranžiniai. Tai čia man buvo pirma naujiena ir sprendimas buvo toks, kad dėl 4 aušintuvų aš tikrai nenoriu ir neketinu keisti sisteminės plokštės, procesoriaus, atminties. Tai mano atveju įsigelbėjimas buvo tas, kad vandens aušinimas turi viršui mažytį
A ir GB kontaktą, kuris, kaip suprantu, iš pompos, kurioje yra ir valdiklis, siunčia signalą ir per tą mažytį kontaktą perduoda šiem trim aušintuvam. Tai mano sprendimas buvo toks, prailginti šį kontaktą turėkit omeny, reikėjo papildomo laido, jį prijungti į tą vadinamą skirstytuvą ir iš jo atgal signalą duoti šiem trim aušintuvam. Tai rezultate gavosi, kad aš su pompa valdau visus 7 aušintuvus. Tai kaip ir išsigelbėjimą turėjau, bet jeigu ketinate tokį korpusą pirkti arba šiaip kažką iš naujų gigabyte korpusų, turėkite omeny, kad yra šansų, jog tai viduje bus aušintuvai antros kartos ir jeigu su sisteminė plokštė yra pagaminta anksčiau negu metai, sakykime, tai, kadangi dabar 25, tai 23 pabaigo, 24 pradžioj, būtinai pasiskaitykite instrukciją, ar yra parašyta A ir GB Gen 2. Kitaip negalėsite naudoti šių gražių spalvinių efektų. Tai čia pirma yra problema. Antra problema yra maitinimo blokas. Maitinimo blokas yra geras ir laidai yra pakankamai ilgi, tikrai pakankamai ilgi, kiek aš lyginau su Cooler Master arba Fractal Design, jie yra tokie patys, tai čia tikriausiai kažkoks yra standartas, bet kai jūs statote maitinimo bloką čia priekyje, atsukę aušintuvą į priekį, jums reikia sisteminės plokštės 2 kabelius, mano atveju 2 kabelius. Reikia kažkaip tai nutiesti iš apačios, kur laidai iškeliauja, nutiesti kažkaip iki savo sisteminės plokštės. Ir šis korpusas nelabai leidžia skersai šių laidų nutiesti. Nes per vidurį yra tokia kaip nugarėlė, kaip kampas, pavadinkim L, kuris yra skirtas pritvirtinti jūsų planus laidus ir jisai labai neblogai pasitarnauja, bet skersai laidų negalite nutiesti. Ir tada iškyla tokia problema, kaip padaryti tą kampą per apačią arba per viršų, kai jūsų maitinimo bloko procesoriaus laido trūksta. Tai mano sprendimas buvo bandyti keliauti per viršų, išlysti ties vidurinę skylę ir per viršutinį radiatorių, kuris nelabai gražiai atrodo iš arti, tai teks persidaryti, bet turėkite omeny, kad kiek įmanoma turėti ilgesnį procesoriaus maitinimo laidą. Nes tikrai jums pritruks. Ir nesvarbu, jūs galite maitinimo bloką pakelti iki čia arba nuleisti iki čia, vienu ar kitu atveju, tas pakelimas, nuleidimas yra ribotas, tai visiškai nepadeda ir negelbėja situacijos. Nekalbu apie tai, kad laidam vietos, aš tikėsiu, kad kadangi čia viskas bus priekio, laidam vietos bus daugiau. Bet gale šios nugarėlės, kur yra skirta prisukti jūsų kietąjį diską 3,5 colio, yra maždaug apie pirštas, netgi galiu patikrinti, truputėlį daugiau negu pirštas. Čia dar galite laidus kažkaip tai sudėlioti, aš būtent čia esu prijungęs SATA maitinimo kabelius visam šitam pulsuojančiam grožiui. Gale, kur yra 2,5 colių diskų vietos, ten yra kita problema. Ten yra, sakykime, nepilnas centimetras ir diskai nors ir prisisuka, SATA kabeliai, jeigu ne kampiniai, jie taip pat galbūt prisitvirtins ir kaip nors iki čia ištrauksite. Bet dauguma maitinimo blokų turi SATA maitinimo kabelius 90 laipsnių. Vat kaip jį prijungti, nelaužiant disko kontaktų, vat čia jau kitas iššūkis. Čia, aš sakyčiau, kad jeigu planuojate turėti daug diskų, tai arba atsisakykite šitų aušintuvų ir viską montuokite apačioje, arba tiesiog, tam reikalui yra M2 jungtis. Tai čia tokios 2 pavadinčių problemėlės. Ir paskutinė, trečia problema arba labiau iššūkis yra vandens aušinimas. Čia, kaip ir deklaruoja, yra 360 mm, galite dėti 360, 280, 240, kaip širdis geidžia. Bet jeigu dedate 360, labai įdomus dalykas. Šie vamzdeliai, aš niekada jų nedarau taip, kad jie būtų gale. Aš visą laiką mėgstu, kai jie būna priekį, nes čia daugiau vietos yra. Bet kaip manot, kodėl aš jų negalėjau atsukti į priekį? Atsakymus paprastas. Čia yra maitinimo blokas. Ir šie vamzdeliai, kaip matot, nelabai jie turi polinkio lankstytis.
ir dauguma gamintojų, galbūt Cooler Master yra minkštesni, bet dauguma gamintojų turi tokius solidžius vamzdelius. Tai net jeigu maitinimo bloką nuleisite iki čia, įsivaizduojate, maždaug čia, jūs vis tiek neišlenksite vamzdelio, kad galėtumėte jį nuleisti žemyn. Todėl nebent jūsų aušintuvas turi 90 laipsnių kontaktus vamzdeliam išvesti, jeigu tokių neturi, teks vamzdelius leisti iš šitos pusės. Ir čia tada atsiranda kitų iššūkių. Kaip juos išsukti, kad jie nesiremtų į paskutinį aušintuvą. Čia irgi maždaug apie pirštas likęs. Tai, sakyčiau, 360 mm maitinimas yra labai su iššūkiais, 280 tikriausiai geriau atrodytų. Nes 280 būtų kažkur iki čia ir tokiu atveju jūs galėtumėte tiesiai ir gražiai išsukti. Tai pagalvokite apie 280. Tai čia buvo 3 pagrindiniai minusai. O dabar iš pliusų pusės, aušinimas, kaip ir tikėjausi, iš apačios, traukiamas šaltas oras, veikia puikiai. Vaizdo plokštė, aš įprastai Fractal Design korpuse, kai buvo įstatyta, visą laiką korpusas buvo šiltas, stiklas šiltas, nes, vėlgi, tai yra Radeon 7900 XT. Dabar viskas vėsu. Net ir dabar, rodo, kad procesorius yra 30 laipsnių. Vaizdo plokštė irgi visada šalta. Šitas aušinimo būdas man labai patiko. Labai patogus, pastoviai šaltas oras tiekiamas. Efektai, išvaizda, stiklas truputėlį pritamsytas, ne taip smarkiai kaip Fractal Design. Todėl šitie žiedai visai gražiai žiūrisi. Palyginimui Fractal Design senasis korpusas turėjo nemažai LED juostelių, LED stripų vadinamų. Tuo tarpu šitam jų net nereikia. Viskas puikiai apsišviečia su aušintuvais ir juose esančiais RGB. Tai kaip ir turbūt tiek, pirkti ar nepirkti, aš jau video pradžioje pasakiau, kad šitą korpusą perku dėl to, kad jis yra keistas. Jeigu jis keistas, reiškia, jis turi būti pas mane. O ar jį pirkti, čia priklauso nuo to, kaip mėgstat iššūkius. Na, jis tikrai įdomus. Ir aušinimo galimybės labai geros, bet aš asmeniškai persidėti iš seno iš jį užtrukau apie 2 valandas. Tai pagalvokit, aš kitą kartą surenku kelis kompiuterius per 2 valandas su vandens aušinimais. Tai va tiek, aš juo džiaugiuosi. Kaina apie 150 €, tai netgi pigiau už Fractal Design R2, kurį ne per seniausiai galbūt matėte, o gal matysite, čia pažiūrėsime. Bet jį gauti sėkmės bandant. Šiuo metu jų internete visiškai nėra ir Lietuvoje netgi tiekėjų nėra. Jis atkeliavo čia tiesiai iš Estijos. Tai šiam kartui tiek, buvo labai įdomu ir ate.